Labą dieną, esu Jonas iš Birštono. Galbūt kai kam atrodys, kad labai gerai atrodau, bet man jau 68 metai. Vieni sako, kad labai gerai atrodau, o tikriausiai dėl to, kad aš nesėdžiu namuose ir esu žingeidus, ieškau kaip užtikrinti savo sveikatą, ieškau naujovių, kurios mane ir atvedė į Kauną, kur dabar esu pas gerbiamą Vytenį Sinkevičių, kuris užsiiminėja vaizdinių terapiją, sauso kraujo lašo tyrimu, kuris labai padeda nustatyti ligos priežastį, taip pat veikliosiomis medžiagomis ir organizmo valymu, be kurio žmogus negali pasveikti ir reikia atsikratyti toksinų. O mano gyvenimas susiklostė taip ir žinios apie gerbiamą Vytenį Sinkevičių, kad aš atsitiktinai patartas draugų praeitais metais radau žurnalą Žinionių patarimai ir radau straipsnį, kuriame gerbiamas Vytenis Sinkevičius aprašinėja savo veiklą ir padeda žmonėms. Šitas mano žingeidumas ir atvedė mane į Kauną, kuo baigėsi viskas. Ir šiandien atvažiavau, parašytas straipsnis naujajam Gėlupį Prienų rajone. Iš arčiau pritraukiau, kad būtų matyti kovo 9 dieną, pavadinimu Praktinė sveikatingumo patirtis, kur gerbiamo Vytenio Sinkevičiaus kabinete įsiamžinom nuotraukoje ir matosi ant sienų visi jo veiklos rezultatai, kad domisi visapusiškai, pasauliniu lygiu bendrauja su mokslininkais, kad tyrinėja, ieško naujovių, kaip padėti žmonėm, kad be antibiotikų žmonės būtų sveiki, vestų gyvenseną sveiką ir domėtųsi savo gyvenimu, kaip išliks sveikiam, kad senatvėje nereikėtų problemų primesti kitiems. Nesiplėsdamas noriu trumpai papasakoti, kaip atsitiko, kad aš atsidūriau pats Kaune. Prieš tai drožiau ilgą laiką skulptūrą Šiaurės Airijoje ir beveik tekdavo dirbti po 14-16 valandų vienoje vietoje ir mano kūnas sumedėjo. Kai aš sugrįžęs į Lietuvą atsidūriau pas daktarus, tai reiškia įsitirt, kokiam stovį esu fiziologiniam. Daktarai apžiūrėję iš išorės pasakė, kad aš labai geros formos, bet kaip liaudiai šnekama, po tyrimų paaiškėjo, kad kai liaudis sako, byra pjuvenos per visus galus. Pradėjau tyrinėti, ieškoti, reiškia, problemų ir teko panaudoti praeitais metais net 3 skirtingus antibiotikus. Tai rado pilaribakteriją, po antibiotikų ir, reiškia, pilaribakterijos gydymų kirto man per inkstus, vėl teko panaudoti antrus antibiotikus, kol galų gale nenutrauktas fizinis darbas privedė prie to, kad aš pradėjau mausti apatinėje pilvo dalyje ir buvau priverstas arba kreipiausi į šeimos daktarus, savo šeimos daktarą Birštone, paprašiau, kad mane nukreiptų į Santaros klinikas Vilniuje, kad aš įsitirčiau ir pasidaryčiau biopsiją, kad nustatyti, kad pas mane nėra prostatos vėžio ir nustatyti tikslę ligos priežastį. Prieš šitą biopsijos tyrimą, kaip aš jums sakiau, radau Žinionių patarimai žurnale straipsnį gerbiamo Vytenio Sinkevičiaus. Atvažiavau čia, jisai mane padrasino, kad reikalinga pasidaryti biopsijos tyrimą, kad aš tiksliai žinočiau tikslę priežastį ir ar neturiu vėžio, bet kad nesėdėčiau sudėjęs rankų, patarė pasidaryti sauso kraujo lašo tyrimą, kad daro laboratorija Vitas Norvegijoje, kad tiksliai nustatyti genetiškai ligos priežastį ir pradėti gydymą be antibiotikų. Pas gerbiamą Vytenį Sinkevičių, kai atvažiavau, prieš tai buvau pasidaręs tyrimą PSA, kur, reiškia, pas mane rodė padidėjusi uždegimą, rodė 4,83, kai norma 4,1%. Reiškia, buvo norma viršyta virš, persigandau, kad galiu gauti vėžio. Ir todėl, reiškia, atvykęs pas gerbiamą Vytenį Sinkevičių,
panaudojau visus jo nustatytas nuostatas. Po sauso kraujo lašo tyrimo pritaikė jisai man gydymą. Tai teko panaudoti dabar perskaitau, kad nesuklyščiau, Balance Oil prieš uždegiminį, reiškia preparatą arba maisto papildą, Biotic, Actent ir Protect. Visus šitos numatomus nuo žarnyno geriosioms arterijoms vitaminas, reiškia vitaminai, kurių trūksta mūsų organizmui, veikliasias medžiagas prieš onkologinės, viską panaudojus, man už kelių mėnesių, reiškia, iš vis aplamai nustojau maust apatinėje pilvo dalyje žemiau saulės rezginio, kitaip visai pasijutau, o po biopsijos tyrimų, reiškia, nuvažiavus už kelių mėnesių, aplamai buvo, reiškia, dingęs bet koks uždegimas ir jau antro lašo kraujo tyrimas parodė, kad aš uždegimo neturiu. Ir šitos visus preparatus, kuriuos man rekomendavo gerbiamas gydytojas Vytenis Sinkevičius, naudoju iki dabar, jaučiuosi užtikrintai dėl to, kad neturiu jokio skausmo apatinėje pilvo dalyje, bet be to, ką aš čia pasiekiau, reikėjo svarbiausia pasiekti subalansuoti mitybą. Taisyklingai maitintis be jokio alkoholio, be jokių cigarečių, nors aš jų nenaudoju, apriboti aštrius visokius rūkytus maisto, reiškia maistą rūkytą aštrų, bet svarbiausia nenaudoti saldumynus, nes visus traukia tame tarpe ir mane. Viskas maistas subalansuotas, laikytis, kai sakoma, dietos, košės rekomendavo, ypač gripius ir net juos galima ir žalius, pamirkyti vandenį, kad jie išbrinktų apvalų skrandžio sienelės. Ir taip palaipsniui po šitų 3 antibiotikų, kuriuos aš naudojau, aš, reiškia, naudodama šitos visus maisto papildus, pasiekiau tokį lygį įtemptai, kad dabar jaučiuosi užtikrintai, bet visiems patariu, kas eis mano keliu, aš gerbiamu Vyteniu Sinkevičiu pasitikiu. Ir pas jį, reiškia, visą laiką atvažiuoju, kad reikia save prižiūrėti, tai nereiškia, kad spjoviai ir vėl gali pradėti naują gyvenimą ir užsiminėti to, ką užsiminėjai vaikystėje arba jaunystėje. Metai eina žemyn, reikia save kontroliuoti, pas gydytojus lankytis ir pristoviai pažiūrėti ir konsultuoti su specialistais. Visiems linkiu sveikatos, nenuleisti rankų, žiūrėti į gyvenimą ir konsultuoti su savo specialistais. Ačiū visiems, būkit sveiki ir laimingi.